Labą dieną, ponai, visiems, kaip gyvenimas. Iš tikrųjų smagu, kad svečiuotės, kad aplankėt mus ir jeigu apie varžybas, manau, kad dėl jų čia tas reportažas daugiau, ne? Tai, iš tikrųjų, čia tokia labai sena idėja buvo, kalbėjom pastoviai su Lietuvos šeiperiais, kurie stato tos parkus ir varžybas organizuoja, kalbėjome su latviais ir tai viskas rituliojosi, kad pakankamai staigiai gavosi, kad atsiranda šitas renginys. Sujungus labai daug ir žmonių, ir kompanijų į vieną krūvą. Ir tokiu būdu norime padaryti turbūt geriausias šio sezono varžybas Pabaltyje. Manau, kad varžovai, kurie atvyks iš gretimų šalių, nebus taip stipriai pasiruošę, nes jie sniego neturi. Mes, kadangi jau čia nuo rudens treniruojamės, turim pakankamai geras sąlygas, tai manau, nežinau, ar laimėsiu, bet manau, pavyks parodyti, ką mes išmokom. Aišku. Tai va, bet žodžiu, renginys planuojamas rimtas ir tikrai verta atvažiuoti pamatyti. Jeigu nesudalyvauti, tai bent pamatyti. Pažiūrėti bus. Pažiūrėti tikrai bus, jo. Žodžiu, kaip jau Jonas ir Marius pasaka, nusimato labai didelės ir galingos varžybos tarptautinės, kur suvažiuos krūva visokių raiderių. Todėl yra planai padaryti parką, kokį Lietuvoje dar irgi nebuvo. Kokybiškai, dideliai, kad nenusiviltų nei vienas atvažiavęs raideris. Kol kas, sakysim, paslapti, kaip jisai atrodys, bet... Bent kažką galima jau atskleisti, bet žmonėms būtų įdomiau susidėti. Tas, kas visiems labai įdomu. Iš tikrųjų yra numatytas didelis tramplinas. Žiūrėsim, kaip čia seksis su sniegu, sustumsim visą, kurį rasim aplinkui ir manau, kad turėtų gautis kažkas gero tiems, kas mėgsta paskraidyti.